Esu Marta iš Vilniaus. Esu Karolina. Ir noriu būti energetikos ekspertė. Aš Lina. Ir visai neseniai pradėjau mokytis programuoti. Esu Gintarė. Esu Kamilė Valatkaitė. Ir domiuosi virtualia realybė. Aš esu Milda ir noriu būti programuotoja. Tai mes dabar lauksim Donatos. Aš čia. Labas, Donata, gerai. Rytoj aš tave pakviesiu tada prisėsti. Aha. Ir mes tuoj pasikviesim. Dabar esu 4 kurso istorijos ir filosofijos studentė. Vis dėlto istorija manęs neišpildo kaip žmogaus. Jau pusę metų domiuosi technologijom ir mane iš tikrųjų tai labai veža. Aš labai tikiuosi, kad kada nors pavyks sukurti kokį nors produktą, kuris prisidės ne prie verslo, bet prie valstybės ir visuomenės kokios nors gerovės. Pavyzdžiui, kokia nors sistema ministerijų, kuri leistų labai super gerai patikrinti visų socialinių darbuotojų darbo krūvį. Kai aš rinkausi savo specialybę, visi labai keistai žiūrėjo, kad kodėl tu neini ekonomiką arba neini kokią socialinę sritį, o nori būti inžinierė. Ir paskui buvo šiek tiek priešiškumas netgi iš pačių dėstytojų, kad čia ne čia pataikiai daug įstoti. Bet aš įrodžiau, kad aš pataikiau čia ir ateitis mano yra technologijose. Ypač Lietuvoje technologijų industrijoje yra labai mažai moterų ir tas yra kaip toks iššūkis, kad reikia situaciją šitą keisti. Vis tiek dar yra įsisenėjusios kažkokios stereotipai, gal net mes pačios jų nepajėgam atsikratyti be kažkokio palaikymo, pastumėjimo. Tai man pačiai, aš jaučiu dar tą tokią truputėlį baimę imtis veiksmų, bet kita vertus, kai suvoki, koks gyvenimas trumpas, atrodo, kad reikia daryti viską dabar ir čia, nes nebus daugiau laiko, nebus daugiau progų. Esu Sandra Gricienė, esu iš Kupiškio, turiu svajonę. Norėčiau mokyti savo mieste, norėčiau mokyti vaikus programuoti. Ir norėčiau tai daryti neatlygintinai, tiesiog savanoriauti, būti jiems kaip mentorė. Tai mano yra pati didžiausia svajonė.